sportininkas iš Kelmės su Kawasaki motociklu tampa šio pirmojo finalinio važiavimo laimėtoju. Kirto jis finišo liniją ir dabar jau gali nebeskubėti, nors dar vieną ratą, atrodo, važiuoja maksimaliai greitai. Taigi Tomas Januška šios klasės yra pretendentų GP Grand Prix 125, 250 ir 400 kubinių centimetrų klasės nugalėtojas. Ir panašu, kad bėdų turi Ilmaras Rudzonas, būtent ilgokai pirmavęs ir antroje vietoje, jau artėjant finišui buvęs Latvis, dėja. Jis krenta iš prizininkų trejeto ir ta avarija, kuri nutiko, yra būtent Latvio. Raulis Skaidro iš Estijos antroje vietoje ir Edvinas Gečiauskas finišuoja trečias. Na, pasisekė Edvinui. Ilgokai jis buvo ketvirtas, bet sugeba užimti trečią vietą. Taigi Tomas Januška numeris 92, Raulis Skaidro iš Estijos numeris 55 ir Edvinas Gečiauskas su Kawasaki užima trečiąją vietą. Edvinas Gečiauskas, 40-metis sportininkas iš Raudondvario, na, jūsų ekranuose greičiausias pretendentų klasės lenktynininkas. Abi rankos į viršų, džiūgauja pergalė Tomas Januška. Kaip jau minėjau, 28 metų motociklininkas, vairuojantis Kawasaki, sportininkas iš Kelmės miesto. Finišuoja ir visos likusios klasės. Visi likę šios klasės dalyviai. Kaip jau minėjau, iš viso buvo 14 sportininkų, dėja. Vienas iš pretendentų ir, kaip liaudės išmintis sako, tikrai neperšokus griovio negalima sakyti, op. 10 rato Ilmaras Rudzonas taip ir neįveikė. Liko jis 8 vietoje, pelnys taškus už 8 vietą, bet atsiliko nuo nugalėtojo ratų. O juk berods 8 ratus Latvis sugebėjo pirmauti. Štai taip baigėsi pirmasis finalinis važiavimas. Čia Kačerginės Nemuno žiede Lietuvos ir Baltijos šalių čempionato etapų varžybose. Lietuviško čempionato tai jau 6-osios lenktynės, 6-asis etapas, na, o Baltijos šalių pirmenybėse sportininkai kovoja šį sezoną 3 kartą. Ir džiugu, kad pirmąjį važiavimą, pirmąjį finalą vienoje iš gausiausių klasių laimėjo Lietuvos atstovas Tomas Januška. Štai sveikinimai pirmajam nugalėtojui. Puikiai pergalė, puikiai taktika. Buvo antras, buvo trečias, bet finiše vis dėlto Tomas Januška, 92 numeris, buvo pats greičiausias. Antras, dar sykį pakartosiu, Raulis Skaidro ir Edvinas Gečiauskas iš Raudondvario užima trečiąją vietą. Kągi, laukime grįžtančių visų dalyvių į uždarą parką, kertančių jau lėtėjimo rato finišo liniją. Teisėjai išrikiavę taures, Playboy merginos laukia savo favoritų, šių varžybų nugalėtojų ir netrukus mes išgirsime greičiausių sportininkų pirmosius įspūdžius. Taigi, 92 numeris, varžybų nugalėtojas Tomas Januška. 45 tai Edvinas Gečiauskas, kaip jau minėjau, jis užėmė trečią vietą ir antroje vietoje liko Raulis Skaidro iš Estijos numeris 55. Taigi sveikinimai Tomui Januškai. Tomai, sveikinu Jūs. Ačiū. Kaip sekėsi? Puikiai. Sakykit, kas įtakojo tai, kad atvažiavot pirmas? Kvalifikaciją pravažiavau normaliai, neįtidavus jėgų, susidėjau naujas padangas, aišku, meistriškumas, kas daug ko. Ruošėmės. O kaip, sakykit, konkurentai labai lipo ant kulnų? Nu va, Latvelis brolis bandė spausti iš pradžių ir paskui kolega, bet atitrūkau turbūt. Nemačiau iš galo, kiek atsiliko iš tikrųjų. Viskas šauniai iš tikrųjų. Tai linkiu sėkmės. Ačiū labai.
Dar sykį pasakysiu, kad antrą vietą užėmė Raulis Skaidro iš Estijos, na, o trečias Edvinas Gečiauskas, dar vienas mūsų šalies lenktynininkas Edvino Gečiausko. Numeris 45, jis finiše pralaimėjo 11 sekundžių. Tai angliškai, čia garsiai, čia nieko gero. Labadiena, sakykit, užėmėte trečią vietą, ar esate patenkintas? Be abejo. O sakykit, kodėl pavyko tik tai trečią vietą, kodėl ne antrą, ne pirmą? Tai blogai startuoti ir trečią, paskui prasimušti normaliai skaito. Blogai sustartavau. Kodėl blogai sustartavote? Kągi, ir Kačerginės Nemuno žiede prapliupo lietus, pasibaigus pirmosios klasės finalui ir dėl gamtos pateiktų išdaigų netikėtai buvo pakeistas tvarkaraštis ir štai po geroko pavėlavimo matome trasoje pasirodančius ir jau ant šlapio asfalto dabar besiruošiančių startui Rocky 600 klasės dalyvius. Išvažiavo jie į apšilimo ratą. Netikėtas debesėlius užslinkęs čia tiesiai ant Nemuno žiedo prapliupo stipriu lietumi ir teko visiems sportininkams keisti visą suplanuotą scenarijų. Visos treniruotės kvalifikacija vyko, kaip sako sportininkai, ant sauso. Na, dabar patys matote, kokie purslai tykšta iš po motociklų ratų. Tomas Čiževskis ir Marijus Kondratovičius, svečiai iš Lenkijos, yra parodę 2 geriausius rezultatus. Ir jie buvo akivaizdžiai greitesni. Tomas Čiževskis kvalifikacijoje ratai veikė per minutę 14,9 sekundės dalis, daugiau negu sekundė ir 0,2 aplenkė į savo tautietį Marijušą Kondratovičių. O Vidas Stankevičius, greičiausias iš lietuvių, distancija užtruko minutę 17 ir 178 tūkstantąsias, taigi dar sekundė lėtesnis už Kondratovičių ir beveik pustrečios sekundės atsilikęs nuo lyderio. Štai tokie rezultatai po kvalifikacijos ir kaip dabar viskas klostysis, mes netrukus sužinosime. Varžybų startas jau netrukus Rocky klasėje. Čia klasė, kurioje motociklai turintys variklius iki 600 kubinių centimetrų, jie važiuos 12 ratų. Būtent dėl gamtos iškristų išdaigų šios transliacijos, šios klasės važiavimo iki finišo jūs nepamatysite, tačiau kas tapo nugalėtojais be abejo sužinosite kitoje transliacijoje. Kita transliacija lygiai 16:00. Dabar, kaip jau minėjau, vaizdas yra tiesioginis iš Kačerginės Nemuno žiedo ir štai pasiruošę startui. Aišku, 1 ar 2 ratus šioje klasėje mes turėtume išvysti, na, o po to nuo 4 valandos turėtume matyti, kaip startuos Rocky virš 600, tai yra klasė su motociklais turinčiais jau didesnio darbinio tūrio variklius, litras arba net ir daugiau. Man atrodo, kad kiek per anksti pajudėjo Marijušas Kondratovičius, turėjęs antrą rezultatą po kvalifikacijos. Teisėjai, aišku, gali matyti nubausti už pernelyg ankstyvą, už klaidingą startą, bet tai jau bus teisėjų sprendimas. Koks jis bus, sužinosime netrukus. Trasa džiūsta. Debesėlis netikėtas, dabar jau ir saulutė išlindusi, vėjas pučia, bet kol kas šlapia ir šlapam asfaltui skirtas padangas buvo priversti montuotis visi lenktynininkai ir be abejo, čia reikia jau ir visai kitų įgūdžių, visai kitos trajektorijos, visai kiti stabdymo atskaitos taškai. Ir kas iš sportininkų sugebės susitvarkyti su šiomis pakitusiomis varžybų sąlygomis, sužinosime netrukus. Pasakysiu, kad iš 11 šios klasės dalyvių dėja startavo tik tai 10. Rimantas Bešėnas, dar vienas Lietuvos sportininkas, kvalifikacijoje patyrė avariją, išlėkė iš trasos ir 31 metų sportininkas iš Vilniaus dėja varžybose nestartuoja. Štai dar vienas incidentas trasoje, dar vienas iš sportininkų išslysta, bet tikėkime, patys matote, lenktynininkas atsistoja ir atrodo, kad nieko baisaus, tik tai varžybose kovoti jis jau tikrai nebegalės. Na kągi, intriguojančios lenktynės prasidėjo. Lygiai 4 mes tikimės, kad tiesiogiai galėsime parodyti startą Rocky virš 600 klasės. Na, o ko baigsis štai šis, dabar jūsų ekranuose esantis važiavimas, jūs taip pat sužinosite lygiai 4. Neperjunkite kanalo. Pasirodo, mes dar turime šiokią tokią galimybę žiūrėti, kasgi dedasi Kačerginės Nemuno žiede. Jau antrą ratą pradeda sportininkai. Rocky 600 klasės varžybų dalyviai ir čia lyderių grupėje po
Pirmųjų ratų svečiai iš Lenkijos, kaip ir buvo pirmose pozicijose, taip jie ir lieka. Tomašas Čiževskis ir Mariušas Kondrat.